miegok su mintimi, bet pirmiau pabusk. Apie ką aš? Ar tau kada teko, kai į galvą šovė prieš užmiegant tikrai geniali mintis ir tu tą mintį tiesiog palieki rytojui. Ateina rytojus ir minties nebėra, ji pamiršta. Tokiu atveju labai rekomenduoju tau prie lovos turėti kažkokį rašiklį ir popieriaus lapą ir tas mintis užsirašyti. Nes mintis, kurios kyla mums beveik užmiegant, dažniausiai yra labai kūrybiškos ir gali tikrai duoti gerų rezultatų jas pritaikius. Šią techniką tikrai naudojo ir tokie žymūs žmonės kaip Edisonas, kaip Salvadoras Dali. Jie tiesiog atsisėsdavo į fotelį ir bandydavo užmigti, bet tam, kad laiku pabustų, vienas iš jų Dali turėjo šaukštą, o Edisonas tokius metalinius rutuliukus, tikriausiai esi juos matęs kada per televiziją, nes tikrai ne kartą apie tai kalbėta ir rodyta. Ir kai tik jie beveik užmigdavo, tie kamuoliukai ar šaukštas juos pažadindavo ir taip jie užsirašydavo genialias mintis. Kodėl taip yra? Užmiegant mūsų smegenys atsiriboja nuo išorinių veiksnių, juos neutralizuoja visus išorinius įspūdžius, o sutelkia dėmesį į vidinius procesus. Todėl čia vėlgi labai svarbu, apie ką visą dieną mes galvojame, ką mąstėme, nes taip ir pritraukėme tas savo mintis. Todėl ir gyvenimo transformacijos kurse, kuriame dalyvauju, buvo patarimas prieš miegą bent kokią valandą nežiūrėti žiniasklaidos, socialinių tinklų, nekimšti į galvą be reikalingų dirgiklių, o geriau paskaityti savo gyvenimo tikslus, vizualizuoti juos ir nukreipti savo protą, kuria linkme jis jums galėtų pametėti idėjų. Taigi labai rekomenduoju šį būdą išnaudoti ir jums ir tikiu, kad tos kylančias idėjas pritaikius gausite puikių rezultatų tiek asmeninėme gyvenime, tiek savo veikloje ar tai savo versle. Tiesa, jeigu mes minčių neužsirašom, tos mintis po kiek laiko mums gali ateiti į galvą vėl, bet tada gali būti jau ir per vėlu, tą dalyką jau būsime padarę be kažkokios kūrybiškos ir genialios savo minties. Kitu atveju netgi nebūtina visai bandyti užmigti, galima tiesiog leisti savo galvoti ar bandyti kažką sugalvoti atsigulus, nes taip tada mūsų organizme irgi nevyksta tam tikros cheminės reakcijos ir mūsų neveikia gravitacija ir tikrai kyla daug daugiau minčių. Tad visiems linkiu išnaudoti kylančias kūrybiškas mintis, iš karto jas užsirašant ir žinoma stengiantis kuo greičiau jas pritaikant.